Štai kokia naujiena pasiekė mus ir net galbūt per mus Lietuvoje. Dream gamintojo MOVA vejos robotas iki 10 arų vejoms. Šis robotas nenaudoja jokių GPS antenų, nėra jokių stotelių GPS-inių, viskas veikia lidar principu. Eidam išsipakuosim, pažiūrėsim, kas yra viduj. 3 metų garantija, labai gerai. Instrukcija, kurios rimti vyrai niekad neskaito, labai gerai, paskaitysim tada, kai kažkas nesigaus. Tvirtinimo varžtai stoteliai, peiliukų atsarginį davė ir matome, kad jau gamintojas nebenaudoja greitos fiksacijos veržlės, naudoja įprastus varžtelius, ką naudoja ir visi kiti gamintojai. Lendam giliau. Tada štai ir mūsų naujiena absoliuti. Šitas dronas, kaip minėjau, nenaudoja GPS signalo visiškai, tai jeigu jūs dvejojate, kad pas jūs klipe nebus gero signalo arba yra pakankamai aukšti pastatai šalia, šitam robotui nieko nereikia. Jis turi lazerį, skanuoja aplinką aplink save, mato distancijas ir tokiu būdu jisai važinėja jūsų teritorijoje pagal savo lidar sistemą. Taip, lipdukai. Dangtis tiesiog nusiema ant magnetukų. Tokia šiek tiek supiginta variantą turim čia, bet viskas tvarkoje. Turime dekos aukštį reguliuojama mechaniškai. Mes galim jį kilnoti štai šiuo būdu. Įjungimas, išjungimas irgi paprastas. Toliau robotas jungiasi per bevielį ryšį su jūsų telefonu ir visas meniu bus matomas čia. Iš principo, manyčiau, kad čia labai panaši yra versija į A1 Pro. Tiesiog yra pigesnis robotas dėl, kaip minėjau, aukščio reguliavimo mechaninio. Ekranėlio gražaus nėra, bet to iš principo ir nereikia, vis tiek robotą valdome mes telefonu. Patinka man spalvojo pilka, neutrali. Nu, čia tai aišku atrodys vis laik nešvariai, nes labai blizgus paviršius yra. Sportinis toksai gražiai patininguotas robotukas, pakankamai aštrūs spygliai, šiek tiek mažesni berods negu Dream A1 robote, taip kad vėjos sukibimas yra, vadinkim, labai stiprus. Įkalnės gali įveikti iki 24 laipsnių, tai yra apie 50%. Kaip minėjau, nebenaudoja gamintojas jau greitos fiksacijos sistemos, viskas yra varžteliais. Bet mano nuomonė tai yra labai gerai, nes šita dalis, kai yra gerokai žemesnė, jinai kabina veją, kuri nepjaunama, ją tiesiog suka ir daužo, o kai varžtelis jis yra žemesnis ir mažiau kabina žolytę. Pats yra laisvas, lengvai judantis peiliukas, visa kita atrodo gražiai. Nu, belieka pasileisti ir pasibandyti. Bet iš principo manau, kad bus labai viskas panašu, tiesiog pigesnė versija, taip kas kam yra noras taupyti keletą šimtų eurų ir turit veją iki 10 arų, čia yra jūsų sprendimas, kuris nenaudoja GPS sistemos, viskas vyksta lidar principu.